Praeitais metais vykęs renginys Naktiniai skaitymai kūrybinės metamorfozės buvo organizuotas netradiciškai mūsų mokykloje. Pirmiausia, organizavo jį labai daug mokyklos mokinių įvairių amžiaus tarpsnių. Kai sukūrėme grupę, dalyvių buvo virš 100, tai yra, kurie norėjo ir dalyvauti, norėjo renginį organizuoti. Atlikome visus organizavimo darbus, nuo scenarijaus rašymo iki rėmėjų suorganizavimo. Viską darė mokiniai. Daugiau mažiau mokytojas užėmė šiek tiek koordinuojantį darbą. Pats renginys pavyko puikiai, truko virš 3 valandų, beveik 4 valandas. Vedė renginį 4 vedėjai, 2 jaunesni, 2 vyresni. Buvo pakviesta įvairių dalyvauja tik mūsų mokyklos mokiniai, mokyklos mokytojai ir apskritai bendruomenės nariai, bet dalyviai buvo iš miestelio, tarkim seniūnas, kunigas ir kiti žinomus mūsų apylinkių žmonės, bei kažkada dirbę darbuotojai, kurie jau tikrai nebegyvena mūsų rajone, tarkim Mažeikiuose, ir draugai, kurie norėjo taip pat dalyvauti mūsų naktiniuose skaitymuose. Renginys labai patiko, susilaukėm daug palaikymo, prašymo, kad šis renginys taptų mūsų miestelio tradiciniu renginiu. Ir tiek mokiniai norėjo jį organizuoti ir šiais metais norėjo organizuoti, tiek ir miestelio bendruomenė jau nori visiems dalyvauti šitą renginį. Kai iniciatyvinė renginio organizavimo grupė nusprendė, kad renginys iš tiesų vyks, lietuvių kalbos mokytojai pasitarė ir visiems mokyklos mokiniams uždavė užduotį sukurti pasirinktinai eilėraštį, sonetą, trioletą ar miniatiūrą, ar bet kokio žanro kūrinį, tema kontrastai. Be jokios abejonės, pradžioje visi jaunieji kūrėjai buvo nusiteikę gana skeptiškai. Bet mano nuomonė, pats gražiausias viso projekto kūrybinės metamorfozės momentas buvo, kai dainos kūrėjas anoniminiu būdu, nežinodamas eilėraščio autoriaus nei vardo, nei pavardės, rinkosi tekstą būsimajam kūriniui. Ir vienas mano draugas visai bandė kamantinėti, klausinėjo bendraklasių, draugų, kolegų, gal žino, kieno jo pasirinktas tekstas, bet dėja viską sužinojo tik renginio metu ir buvo kiek nustebęs. Ir šis reiškinys leido suprasti, kad kiekvienas žmogus yra savaip įdomus ir muzikantų ir tekstų kūrėjų susitikimas per kūrybą leido kitaip pažinti žmogų ir pakeisti iš anksčiau susidariusią nuomonę apie jį. Kai mane pakvietė į renginį kūrybinis metamorfozės, man reikėjo išsirinkti eilėraštį. Eilėraštį pasirinkau galėdami, žiūrėjau į žodžių prasmę, apie ką yra eilėraštis. Aš pasirinkau 2 eilėraščius. Eilėraščio pavadinimai buvo Aš toks ir Tu esi. Renginys praėjo gan glausčiai, bet kadangi visada oro sąlygos daro savo, tad prasidėjus renginiui, pradėjo šalti oras ir sudegė instrumentai. Ir reikėjo groti, aišku, be pagalbos jiems ėjau, man padėjo keli klasiokai. Taip pat aš pats padėjau keliems žmonėm. O taip pats renginys, kaip aš sakiau, praėjo glausčiai ir gerai. Praėjusiais metais Rimantė, Goda ir Arnoldu pirmą kartą bandėme kurti patys. Viskas iš pradžių sekėsi ganėtinai gerai, bet po to iškilo šiekiems tokiems nesklandumams mums padėjo Viktoras ir Tomas. Renginyje pasirodėm ir likom patenkinti viskuo. Renginys buvo labai šiltas ir jaukus.
gal nesunku sukurti, nes pati mėginau kurti, kažkiek gaus, tai sukūriau eilėraštį ir būtent jį parinkau mūsų dainai, o Martynas pasirinko sukurti melodiją ir taip ir šį gausi mūsų dainą. Dainai melodiją tikrai buvo nesunku sukurti, kadangi pats tekstas labai gražiai gulėsi ir, aišku, aš labai gerai mokėjau groti akustinę gitarą, bet ką mokėjau, tą mokėjau ir padarėm visai gerai skambėjo. Pernai metais mes dalyvavome naktiniuose skaitymuose, tuomet dar buvome trečiokai. Jame pristatėme savo sukurtą literatūrinę kompoziciją. Jame ne tik skaitėme eilėraščius, tačiau ir sukūrėme tikrai nuostabų šokį ir labai smagu prisiminti tai, nes man buvo nauja patirtis ir kaip susibėgdavome visi per pertraukas parepetuoti. Ir tikrai džiugina nuostabios sukurtos mokinių eilės. Tai tikrai nustebino. Pavasario kūrybos metamorfozėse skaičiau savo miniatiūras ir viskas labai netikėtai išėjo, nes mokytoja Ligita paskatino įsijungti į bendrą darbą, pasiūlė pasidalyti savo kūrybą ir įtraukė šitaip į tą veiklą. Pradėjau jau nuo rudens mąstyti, kas tiktų, kad būtų metamorfozė, kad būtų priešingos sritys atskleistos, kad būtų įvairiapusiškumas. Ir labai džiaugiuosi, kad padėjo man atsiskleisti Emanuelis, kuris labai gražiai komponavo viso skaitymo metu. Tiesiog tai buvo nepakartojamas renginys. Iš tiesų nedegiau norų važiuoti ir prašyti žmonių pagalbos. Bet dabar pagalvojus buvo visai smagu. Kadangi važiavome trise, tad nebuvo taip labai baisu, kaip mes galvojame. Gan maloniai buvau nustebinta, kad visi žmonės, kurių prašėme pagalbos, nei vienas nepasakė ne ir net neieškojo priežasčių, dėl ko mums galėtų nepadėti. Jų dėka buvo papuoštas ne tik gausus vaišių stalas, bet ir į dangų kilo helio balionai. Dabar jau būdama studentė, labai smagu prisiminti šį renginį ir mokykloje praleistas nuostabias akimirkas. Buvau atsakinga už knygos maketavimą, taip pat emblemų, kvietimų bei lankstinukų kūrimą. Į knygą sudėjau visus gimnazijos mokinių darbus. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodytų tai paprastas darbas, tačiau tik pradėjus jį daryti teko nemažai pavargti. Labai džiaugiuosi, kad man teko prisidėti prie šio renginio. Į tą procesą įsijungiau ne nuo pat pradžių ir tik tai veiklai įpusėjus pradėjau aktyviai dalyvauti. Buvau atsakinga už scenos dekoracijas, kadangi tematika buvo skirta kontrastams, nusprendžiau sceną dekoruoti kontrastingais piešiniais bei aplinką papildyti molbertais, ant kurių buvo eksponuojami tapybos darbai. Taip žiūrovų dėmesį atitraukėm nuo griozdiškos tvoros ir sukūrėm jaukią bei malonią atmosferą kiekvienam. Praeitas pavasario atostogas mudu su Simonu ir Miežum kūrėme video. Mes atlikom montavimo darbus, filmavimo darbus ir pagrinde ėmėme interviu iš kuriančių žmonių, kurie dalyvavo naktiniuose skaitymuose. Mūsų montavimo darbai tikrai buvo gan apriboto laiko, kadangi viską mes darėme beveik paskutinę minutę ir buvo tikrai sudėtinga juos atlikti realiai per vieną vakarą. Nes medžiagą užtruko tikrai ilgai filmuoti, kadangi daug pašnekovų tai neturėjo laiko, tai vis užtrukdavo ir tikrai buvo sunku juos sutikti ir atlikti visą darbą.
Sunkiausias momentas buvo tada, kada mes filmavome Kvėdarnos miestelio žmonės, kadangi dauguma jų atsisakė bendradarbiauti su mumis ir priimti ir atsakyti į klausimus, kurias mes jiem pateikėme. Na ką galiu pasakyti, tikrai darbas įkvėpė mumis ir mums tiesiog buvo malonu tai daryti, dėl to mes tai padarėme ir atlikome, net ir su labai ribotu laiku. Mano užduotis buvo įamžinti renginio dalyvius tiek repeticijų, tiek renginio metu ir iš gautų fotografijų padaryti dovanas prisiminimų. Dovanas buvo visiems skirtingas, štai tokie nuotraukų koliažai su dalyvių atvaizdais ir akimirkomis iš repeticijų. Po renginio visas padarytas fotografijas turėjau retušuoti, kad įamžintas renginio akimirkas galėtume publikuoti viešoje erdvėje. Kartu su kūrybinė komanda nusprendėme padėkoti visiems žmonėms, kurie dalyvavo arba rėmė mūsų organizuojamą renginį. Jiems įteikėme šias rankų darbo gėles, kurių idėjos autorė buvo mūsų lietuvių kalbos mokytoja Ligita, akmenis rinko ir į mokyklą tempė mūsų gimnazijos moksleiviai, o techninį darbą atliko mūsų technologijų mokytojai, kartu žinoma su mūsų mokinių pagalba. Gėles įteikėme kartu su nuotraukų koliažais, o rėmėjams, kurie dėl asmeninių priežasčių negalėjo dalyvauti šventėje, jos nuvežėme į jų darbo vietas arba tiesiog jos aplankėme jų namuose. Tai dar kartą padėkodami jiems už išreikštą paramą bei rūpestį mūsų organizuojamų renginių. Hierarchija mažyčio ploto, medinio dangčio samanoto, priglausiu širdį sielą, sužeista žemė nebemiela. Kodėl tu dar stovi, kodėl toliau neini, kodėl tu vis dvejoji, žmoguko bijai ir ko tu delsi, kodėl tu dar stovi, kodėl toliau neini. Jazminai žydi vakare, kai kregždės sparnelius suglaudžia. Patyla jų daina jauna, kas gimė tam juk lemta eiti.